Nu ką, čia vėl aš ir šiandien varysim į pragarą. Kaip matot, susiradau tą flintą, titnagę, jį gauti iš žvyro. Kapoji žvėrį ir iškrenta kartu šit titnagas. Jis atrodo štai flint. Ir iš jo pasidarysim degtukus. Liktais štai. Flintants, tai gerai, iš pirmo įrankius geresnius pasidarysim ir keliausim. O, kažkas reikia laukia. Va čia yra šitas žvyras. Paimam kobalstauną, paimam vieną žvakę. Čia pasigaminam kastuvą. Gal kokį nors. Nežinau, ką čia dar man pasigamin kokį. Kardą pasigaminsim. Ką čia dar? Nu, užteks kokios. Svarbiausia ten nemėra. Akmenų reik. Ir žiūrim, kas atsitiks. Va. Ateini prie pragaro. Padegi ir atsiranda portalas. Ir mes einam į pragarą. Viskas. Nef. Keliauju į pragarą. Greičiau. Eik tu savo, kad ilgai nebuvo žiūrėti. O, viskas. Čia du. Mes čia esam, kaip matot, mes pragare pasiemam, čia yra šviečiantis smėlis, kažkodėl iš jų nieko nekrenta. Pasiemam. Bus reikalingas. Kada kapojusiu svardu, tai neduoda jau kažkodėl, kada kapojusiu štai. Matot, jau patamsėjo šiek tiek. Be jo. Tada išvarom pragaro akmens pasiėmam. Pasigražinsim namelius savo su juo. Gražus portalas, ne? Man jis taip praeina. Čia, kiek čia mes jau turim kendų. Šiek tiek dar trupučiuką jo reikia. 5, 4. Krito. Dar vieną. Bet per daug šitą išmesiu. Man matot, čia tokie monstrai kažkokie. Jie šiaip nepuola manęs, nebent tu užpulsi. Tai gerai, kad čia zona. Tai jeigu užpulsiu vieną, tai jie visi mane puls. Tai kapuosiu kada nors kitą. Gerai, keliaujam namo. Keliaujam namo.
Nes ten baisu, matot, aš tarp portalų. Aha. Išeini, užeini ir nekeliauji. Išeini, užeini. Išėjau iš pragaro, jau ir keliauju. O ne, aš nekeliauju. Nu gerai. Užteks čia man žaisti. Čia jaučiu ir kažką padarysiu. Iškaupiau stauną. Čia tokį kambariuką slaptą padarysiu, kad niekas nežinotų. Koks slaptas bus, joks, neslaptas. Šiaip toks kambariukas. Kambariukas, kambariukas. Mūsų kambariukas. Niekas nepastebės jo. Nu, šiaip jau, nežinau, gal po kokių 3-4 video, nu, karočiui, iki 10 epizodo maždaug darysiu aš. Ir nežinau, ten jau bus matyt, ką nors. Ten jau jaučiu, iš savo pilį bus įdėsiu savo tokį ten naujovišką. Gerai, čia užteks jau man statinėti. O, ir kaip ant pasibaigė, bendrai žinau, ką padarysim. Da baigsim šitą dalyką su pragaro akmenais. Tai aišku, tai kam tada aš pasiėmiau tos pragaro akmenų, kam išrinkau, man įdomu tada. Tai kur mūsų pragaro akmenys. Kaip smėlis, dar lengviau netgi iškirstamas tas pragaro akmuo. Labai greit. Čia šiek tiek taip. Taip, 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 Taip. Taip. Ir taip. Čia labai dabar labai tamsu. Praeinam ir viskas, mūsų slapto kambariuką, jeigu įti pragarą, niekas nemato, bet jeigu čia įti toliau pamato, nu bet nieko. Dabar šiek tiek pagražinam. Norėjau namą pagražinti, bet namas apsės. Tai kiek čia laiko praėjo? Tik 8 minutės, kaip greitas laikas lekia. Tamsėja, tamsųjų. Eikit mėgot jau. Štai dar neįsiu, man tai dar per vietą. Kokį nors šiaip įgalvosim šaduką jam. Šitam portalui. Bus kaip robotas pas mus. Skaudėjo. Čia 2. Čia irgi 2. Toliau taip. Po vieną keliu. Po vieną. Taip. Nu, buvo visai nieko.
Kaip tik mums tų pragaro akmenų va. Toks neblogai pasportaliukas pas mus. Gerai, einam pamiegoti. Matėt, kaip pragaras atrodo pas mus. Jaučiu, mes susiimsim. Sodinsim ką nors. Sodinsim. Tai aš nebepamenu, kaip iš to daryti. Ne tai. Kaip tą šviečiantį akmenį pasidaryti, nes čia šviečiančių akmens dulkės. Gerai, pasikaminsim to šitokį dalyką. Ho. Kaip ir sakiau, nežinau, kaip jis vadinas lietuviškai. Tad pasiėmam kardą. Aš jau matau atplaukė pas mus draugas mano. Mėgstamiausias.